Čia mato du kovinius 9 mm pistoletus, bet vienas yra sportinis, o kitas yra skirtas kasdieniam nešiojimuisi vadinamas everyday carry. Tai kokie pagrindiniai bent jau 3 jų skirtumai? Pirma yra svoris. Kuo pistoletas sunkesnis, tuo mažiau po šūvio jisai sujuda į viršų ir taip jūs galite greičiau grįžti prie taikinio, kas yra super aktualu sporte ir tai nėra taip super aktualu savigynos situacijose. Antra. Tai yra vamzdžio ilgis. Kuo ilgesnis vamzdis, tuo taiklesnis jūsų šūvis, kas vėlgi žymiai svarbiau yra sportiniam šaudimui, nes skirtumas bus tarp tokios grupės ir tarp tokios grupės. Kasdieniam nešiojimuisi jūs norit kuo patogesnio varianto, dėl to kasdienio nešiojimuisi pistoletai turi dažniausiai plastikinius korpusus, čia turit metalinį korpusą, ir jų vamzdžiai yra trumpesni, nes vėlgi jūs norit, kad jį būtų patogu nešiotis. Ir trečias skirtumas yra nuleistuko svoris, tai kiek jėgos reikia nuspausti nuleistuką. Kadangi tai yra ginklas, kurį tikėtina naudosit stresinėse situacijose ir nešiositės kasdien, jūs tikrai nenorit, kad netyčia nusispaustų nuleistukas. Dėl to šito nuleistuko svoris yra žymiai sunkesnis negu sportinio pistoleto nuleistuko svoris, nes čia jūs esat profas ir jūs žino, kaip atlikti šūvį ir jums jį reikia atlikti greit. Dėl to sportiniuose ginkluose nuleistukas žymiai lengvesnis negu kasdienio nešiojimuose pistoletuose. Pistoletus savigynai ir pramogom rasit Getbackse. Te.